Mes dabar esam San Marcos miestelėje, mažame Kalifornijoje. Ir čia dabar yra 24 diena, vakaras, kūčių vakaras, dėl to taip mažai žmonių. Ir čia yra tiesiog paprasta gatvė, čia yra paprasti namai, jų garažai, namai, paprasti žmonių namai. Bet čia tradiciškai būtent šitoje vietoje labai smarkiai puošiasi jie. Aš skaičiau internete, kad jau kelios kartos važinėjai šitą vietą pasižiūrėtų papuošimų. Pažiūrėkit, kiek jų. Oi, kas čia man dabar įsijungia? Viskas gerai filmuoja, atsiprašau. Štai pažiūrėkit, kaip viskas gražu, kaip jie. Kiek visko daug. Ir groja, ir sukasi. Kas? Matai? Ai, Santa Stop Here, jo, Kristoferis man rodo. Kaip gražu. Čia ant tokia kalno, gali būti vėjas, gali girdėtis. Ir čia visi žmonės iš viso miestelį ir iš aplinkinių miestelių susirenka pasižiūrėti į tokį grožį. Čia žmonės paverčia savo namus, kuriam laikui va tokią pasaką. Please do not feed the animals. Va čia, ne? Labai jaučia. Su meile, taip. O pažiūrėkit, o čia? Vat visa gatvė kaip atrodo. Tai čia jau per visą gatvę keli nameliai aplinkui, jie irgi gan gražiai papuošti. Palaiko, taip sakant, palaikančioji čia jau dalis. Žiūrėk ten. Tas lygas iš Star Wars. Rimtai, jo. Taip. Jauda, taip. Net ir lyderis yra, taip. Visokiausių ten ir paršeliai. North Pole Puppy Rescue. Who let the dogs out? Kas išleido šunis? Taip. O kiek šunių, Kristoferi, tu pažiūrėk, kiek čia šunų pilna. Ir jie visi turi savo vardus. Matai? Na, o kas ten, va taip labai gražiai dabar su tais projektoriais padaro žvilgančius namus, nelabai matosi, ar ne? Na va, ir visi žmonės taip ir susirenka čia ant kalno. Žiūrėti, nu ką, linksmų kalėdų. Štai pažiūrėkite dar, kaip gražu. Pasikalbėjom su šeimininku šito dalyko, jis ką tik papasakojo, kad čia yra jo asmeninis, va toks dėdė sėdi. Tai aš jį parodysiu. Jo asmeninis indėlis, jis pats vienas žmogus daro tai jau 29 metus. Kiekvienais metais jam užtrunka padaryti, va, čia žmogus nuėjo dabar. Jam užtruko, tas žmogus, kuris yra savininkas, užtruko 2 mėnesius, jis pradeda rugsėjo pabaigoje. Užtrunka 2 mėnesius, kol jis visą tai suinstaliuoja. Daug ką jis perka, užsisako internetu, iš įvairių vietų arba perka parduotuvėse. Sako, kad kasmet atnaujina, vis būna kitaip kiekvienais metais. Ir vien tik tai, kad tai sandėliuoti, jam kainuoja, jis turi nuomoti specialų sandėlį. Kiek jis minė? $1800 vien už sandėliavimą jam reikia sumokėti. Va tokiu būdu žmogus dovanoja džiaugsmą visiems. Ir jis patenkintas savo, čia ant kėdutės sėdi prie šildytuvo, dabar palikęs postą ir žiūri ir mėgausi žmonių šypsenomis.